Раз, яйца тряс, проверка микрофонной аппаратуры, студийной аппаратуры. А хер знает. Taigi, sveiki visi. Pirmas dalykas, kurį noriu pasakyti jum, jog tai yra mano pirmas video ir aš nesuprantu, ką aš apšė darau. Ir kadangi man labai sudėtinga kalbėti į kamerą, plus labai akina šviesa, aš užsidėjau akinius. Ne dėl to, kad kiečiau atrodyčiau, tiesiog, kad mane neakintų šviesa, nes mano akis gan jautrios yra, nes aš esu menininkas, tapytojas, buvęs tatuiruočių meistras, pradirbau kažkur tai 12 metų, ūsas. Kad man nebūtų striomnai kalbėti į kažkokį tai ekraną, į kažkokį tai lempą, tai aš pasikabinau ant sienos tiesiog portretą, ten užrašyta ChatGPT. Čia yra tam, kad jausčiaus, kad su bent kažko protingu kalbu. Dar jūs paklausit, kodėl video yra juodai baltas. Tiesiog mano ranka dabar kraujuoja ir kad YouTube'as neužblokuotų. Video nusprendžiau padaryti juodai baltą ir galbūt taip ir paliksiu visus video. O galbūt čia bus pirmas ir paskutinis video, kuris išėjo, nes nebus peržiūrų. Tai ir šiaip nuspręsiu, kad man nafik to nereikia. Ką aš noriu vapšė čia daryti ir sakyti, kalbėti ir kokią tematiką ir apie ką jūs šviest. Aš esu menininkas, profesionalus ir vakar tiesiog gulėjau naktį ir galvojau, aš daug kartų bandžiau su YouTube'u žaisti, ten visokios video daryti ir panašiai, bet niekada gyvenime aš nesu pasakojęs vapšė savo istorijos, kaip viskas prasidėjo, nuo ko prasidėjo, kaip aš pradėjau tapyti, kaip aš pradėjau piešti, kodėl aš tatuiravau, kodėl aš mečiau tatuiravimą, kodėl aš vieną dieną, būdamas labai populiarus ir žinomas gan Lietuvoje, kaip tatu meistras, paėmiau ir tiesiog ištryniau visą savo paskyras, Instagramą, Facebooką, telefono numerį, kortelę sulaužiau, išmečiau ir tiesiog absoliučiai dingau. Ir tiesiog dingau ir viskas. Ir daugiau taip ir neatsiradau. Dauguma žmonių labai stipriai dėl to supyko. Kai kurie žmonės galbūt iki šiol manęs ieško. Galbūt tai yra priežastis, kodėl aš su akiniais, kad mano veido neatpažinti, rusai užauginti. Bet tai nėra priežastis tam. Nes galiu pasakyti tai, kad iki 18 metų, nuo kada aš pradėjau piešti, aš buvau visiškas, jeigu aš pradėsiu keiktis, YouTube'as irgi gali užblokuoti, norisi nesikeikti ir norisi palaikyti tokį adekvatų, nemarozišką bendravimą, nes aš galiu atrodyti kaip marozas, visas su adidaskim, plikas, Tai va, iki 18 metų aš visiškai nežinau, ką aš darau gyvenime, absoliučiai visiškai. Aš buvau ant tiek pasimetęs, dabar ne ką mažiau aš esu pasimetęs, bet tada buvau jaunas, visiškai neturėjau jokios patirties. Dar akiniai pas mane, aš užsidėjęs, nes prisiminiau, kad tik pas mane nervinis tikas labai stiprus, tai kad neatrodyčiau kaip kažkoks ligotas žmogus, tai kažkiek tai apsaugos. Vizualiai bus maloniau, taip, man asmeniškai. Tai va, iki 18 metų aš vapšė nesupratau, ką dariau, aš tiesiog skeitinau su pankais, leidau laiką su marozais, aфиgenas gyvenimas. Ir tiesiog vieną dieną gavau pieštukus ir tai tapo tiesiog randominis tikslas, kad bent kažką gyvenime siekt. Ir nuo tų pieštukų prasidėjo taip, kad aš perėjau prie tapybos, nes susipažinau su viena faina pana, kuri pasiūlė tiesiog pamėginti aliejinius dažus, plus iš aplinkos ten keli kaimynai, kurie tapė ir lankė dailės mokyklos, man vis siūlė pasimėginti tapyti, bet nesiūlė aliejinių dažų, sakė, kad tai visiškas šūdas. Ir aš tapau profesionalas aliejinių dažų sferoje, ar kaip čia pasakyti, tapime. Ir ne šiaip savo profesionalas, o labai aukšto lygio profesionalas, nes
maža to, kad aš tapau konkrečiai kažkokius savo personažus, vieną čia galite pamatyti, jeigu neblizga, nes apšvietimas gali būti lievas. Kitus darbus mano galite pamatyti Instagrame, kurio aš šiuo metu nebenaudoju, nes jo algoritmai tiesiog, padarė maksimaliai taip, kad aš būčiau shadowbanę visą likusį gyvenimą, bet aš naudoju Threads. Taigi mano Instagrame galima pamatyti senus mano darbus, tai teisingai, o mano Threads galima pamatyti naujus darbus, nes aš gaunasi sumuoju aš 15 metų su menu susijęs. Nuo 18 pradėjau piešt, 21 pradėjau tapyt ir man atrodo iš karto ir tatuiruot pradėjau tų metų. Tada pratatuiravau 12 metų, iki šiol, kai prasidėjo korona, aš perėjau visiškai tik prie tapybos ir skulptūros. Labai daug išmokau irgi su skulptūra. Ir galiausiai šiais metais, prieš porą mėnesių, aš pradėjau naudotis iPad'u ir visų pirma aš pradėjau kurti savo merčą, ant drabužių paveiksliukai, dizainai ir ne tik ant drabužių. Ir aš supratau, kad mano menas yra per sunkus, taigi aš perėjau į tokį lengvesnį chibi kawaii stiliaus, toks japoninis, labai mielas, ten visokie kačiukai, šuniukai, pingviniukai, hamsteriai ir taip toliau. Ir pagalvojau, kad jeigu pamėginti tapyti per planšetinį, per iPad'ą. Ir prieš 2 dienas aš pradėjau tapyti per iPad'ą. Ir irgi tai mane nustebino, kiek, ne tai kad greičiau ir nifiga nepatogiau, bet tai kažkas tarp piešimo ir tapybos. Ir labai stebino tai, kad mano stilius išlieka vienodas, toks pat kaip ir ant mano tradicinių tapybos kūrinių, bet jis švaresnis, tas menas, ir pasižiūrėsiu, kas iš to gausis, pakol kas aš bandau tik vieną. Kitas dalykas, aš nematau, ar mano kamera išsikrovė ar ne, ir ar jinai filmuoja, aš patikrinsiu. Taigi, mano kamera tuoj užsilenks, aš prakalbėjau kažkur 7 minutės, beveik 8, ir jeigu jums įdomu mano kelionė į visą tą meną, kaip aš tapau visiškai kitų žmogum, ką man teko patirti, ką man teko praeiti, kiek man laiko teko skirti viskam, kur aš mokinausi, ką aš veikiau, kaip aš išvis priėjau prie to, kur aš esu dabar ir kaip viskas klostosi dabar. Tiesiog duokit žinot, aš turbūt įsimesiu šitą video YouTube'ą, pamėginsiu kurti savo kanalą, papostinsiu Facebook'e grupiai. Ir duokit man žinot, ar jums iš vis įdomu būtų klausyti mano kelionės ar ne. Nes aš turiu ką papasakot, bet tik kamera to išsikraus, nes aš jos nekroju. Nafik man to reikia, aš tiesiog dabar sėdėjau tualete realiai ir pagalvojau, nueisiu, nufilmuosiu, vis tiek namie nieko nėra. Ir aš sėdžiu čia, filmuoju, ranka kraujuoja ir vis dar. Ir leiskit man, beje, aš Zbignevas. Užmiršau prisistatyti tai, kad iki.